Labas rytas. Tiek daug prisakyta apie mane, bet iš tikrųjų esu Rasa. Atsinaujinanti esu jau 50 metų. Tikiuosi, kad ir 60-metis prasidės atsinaujinimu. Kodėl transformacija? Tikriausiai viskas yra daug giliau. Manau, kad viskas prasidėjo nuo vardo suteikimo man. Nežinau lietuviško vardo labiau transformuojančio negu Rasa. Tai yra ir vanduo, ir garai, ir debesis, ir vaivorykštė, ko tik nėra toje Rasoje. Manau, kad tai mane įpareigoja gyventi taip, kaip aš gyvenu. Ir šiandieną noriu dalintis. Noriu dalintis kaip akademikė, noriu dalintis kaip žmogus, noriu dalintis kaip praktikė. Nes praktikos turiu visokios. Ir kviečiu jūs pasiimti tik tai, kas jums yra įdomu, kas liks jumise išklausius šio pranešimo. O ko nereikia, tai nesineškit, palikit. Pabandykim pasižiūrėti visgi, kaip mes save formuojame per gyvenimą. Man pati sunkiausia dalis būna išrašyti, kas aš esu. Nes tai, kas čia parašyta, čia pora galbūt pagrindinių mano dabar veiklų, kurios užima didžiąją laiko dalį mano gyvenime, jos nėra aš, jos yra apie mane. Tai yra mano vaidmenis, kuriuos aš atlieku. Taip pat yra prigimtis, kurios mes iš tikrųjų taip pat negalim atsisakyti. Taip, kaip pavyzdį pasakysiu, kad nuo gimimo norėjau kažko daugiau, negu galiu gauti čia ir dabar. Visą laiką kažkaip kaip augalas stiebiausi tą šviesą, nes ją mačiau. Ir kai buvau pakankamai brandi, taip jau bent jau įsivaizdavau baigusi darželio paskutinę grupę, sakiau, kad būsiu mokytoja. Manim patikėjo darželio auklėtojos, paskui patikėjo pradinukų mokytoja, paskui visa mokykla ir 12 klasiai ta mano prigimtis sako, stosiu į pedagoginę. Bet nuvažiavau į atvirų durų dieną ir nei vienas pedagoginis man nepatiko. Nes taip, kad įsivaizduot, kad aš baigiau mokyklą, tai maždaug pirmieji nepriklausomybės metai, universitetai taip labai tokie tarybiniai dar, bent jau išorė. Ir atsidaro Kaune Vytauto didžiojo universitetas, atvažiuoja amerikiečiai, lektoriai, administracijos žmonės ir išeina į tokią panašią sceną per atvirų durų dieną su džinsais ir džemperiais. Ir aš sėdžiu tą 12-okę kėdėje ir sakau, čia mano universitetas. Grįžtu namo į Klaipėdą, tėvams sakau, kad aš stosiu į Kauną. Į Kauno Vytauto didžiojo universitetą, kuris ką tik atsikūrė Lietuvoje. Pirmas klausimas, o tai ten, sako, ruošia mokytojus? Ne. O tai kas tu būsi? Sakau, mama, koks skirtumas, kas aš būsiu? Sakau, bet ten žiauriai kietas universitetas, labai fainai. Bet vis tiek, kur tu stosi? Nežinau, sakau, kažkokia vadyba. Sakau, didžiausias konkursas yra į vadybą, stosiu į vadybą. Nes labai gerai mokiausi ten su visais medaliais, visais tais bairiais. Aišku, aš įstojau į vadybą. Bakalauras, magistras, dabar dar ir daktaras. Tai kur ta prigimtis, paklausit manęs, jinai niekur nedingo. Prigimtis gyvena manyje. Ką aš darau, aš ir toliau ugdau. Tik mano ugdymo priemonės yra labai kitos, negu, sakykime, galėčiau turėti būdama mokytoja. Tai paprastai save vadinu langų valytoja, nes tai yra mano sielos šauksmas. Tai
Tai yra, ką aš atradau per savo dvasinės praktikas ir ką aš valau stiklą. Aš valau stiklą, langą valau, tam, kad mes galėtumėm pamatyti tai, ko nemato mūsų ribotas protas, bet tai, ką gali pamatyti mūsų širdis, mūsų pajauta. Ir pagrindinės valymo priemonės, kurias aš naudoju šiandieną, tai yra coachingas, esu integralaus coachingo meistrė, tai yra profesionalaus coachingo kelias, tai yra dvasinio intelekto ugdymas. Spiralinės dinamikos teoriją naudoju kaip darbui su pasaulėžiūrom, su savo ribojančiais įsitikinimais, kuriuose mes užstringam dėl savo vertybių sistemos. Na ir atitinkamai atidos arba angliškai vadinamo mindfulness praktikos, kuri, man atrodo, jau yra tiesiog higiena. Tai be kurios aš jau negaliu gyventi ir kviečiu ir savo klientus, ir studentus, kad jie kiek galima dažniau būtų toje atidoje, kad galėtų keistis. Taigi, keistis yra sunku. Nėra paprastas kelias. Mes labai dažnai apie pokyčius šnekam, transformacijos pokyčiai, įvairūs sąmoningumo dalykai. Taip, jie yra tokie trendiniai žodžiai, jie labai patrauklus, bet man tai primena tokią vieną rytiečių istoriją, kai gyveno žmogus kažkur Azijoje ir jis labai mėgo istorijas, legendas apie drakonus, jam patiko drakonų transformacijos. Jis turėjo didžiulę kolekciją drakonų, raižinių, išpieštų kilimų, šilkų ir įvairiausių suvenyrų. Ir juo susižavėjo tikras drakonas. Jis tiesiog, sako, šitas žmogus, tiesiog drakonų dievintojas, einu aš jį aplankyti. Ir kai tas drakonas pas jį atėjo, tas žmogus įsigando ir išvarė jį. Nes jis netitiko, jo mąstymo lygis negalėjo priimti tikro drakono. Jis buvo susikūręs šventovę savo kažkokiem tai įsivaizduojamam drakonam. Tai lygiai taip pat yra ir su visais sąmoningumo, transformacijų keliais. Jų yra labai labai daug. Kuris iš jų teisingas. Pati esu labai didelė, bent jau buvau, šiek tiek dar esu skeptikė. Labai mane sunku įtikinti, mėgstu patirti pati. Mėgstu patirti, išgyventi, patikrinti, ar tai būtų teorija, ar tai būtų dvasinės praktikos. Ir iš tikrųjų, ką aš supratau, kad mes visi norim keistis, visi norim pokyčio. Bet kai ateina laikas tai daryti, kai tai turi virsti praktika, atsiranda tokia, sakykime, juodoji skylė. Tiesiog kažkaip neišeina. Vat kažkur viskas dingsta. Atrodo ir žinom problemas, atrodo žinom netgi kur kreiptis, ką daryti, kartais nežinom, bet iš esmės pokytis neįvyksta. Grįžtant prie sąvokų, dar truputį apie pačią transformaciją. Kai aš naudoju žodį transformacija, aš turiu omeny mūsų mąstymo transformaciją, kuri keičia mus pačias. Mes pačios transformuojamės, nes pokytis daugiau jis yra išorinis. Mes gyvenam nuolatinių pokyčių pasaulį, jos kaip strėlės eina į mus. Ir priklausomai nuo to, kiek mums yra aktuali ta strėlė, apie ką jinai yra, tiek jinai mus ir paliečia. Ir jeigu paliečia, ir jeigu mums tai yra svarbu, tada pradeda vykti tie vidiniai dalykai, ar ne, kurie prasideda nuo mąstymo. Ką reiškia nuo mąstymo? Pirmiausia, pažiūrėkime, kaip mes kaip suaugusieji keičiamės, kokie yra mūsų mąstymo raidos
koks kitimas yra. Dar aš, kai augau, man sakė, kad mes suaugusieji kažkada tai tampam suaugusiai, sustojam ir tam vienam mąstymo lygiai gyvenam iki senatvės ir paskui ten iškeliaujam kažkur. Tai jau paneigta, tikriausiai žinot, ar ne, dabar neuromokslas ir visi kiti atradimai sako, kad mes visą gyvenimą augam ir tobulėjam. Tai šiandieną parodysiu tokius 3 labai svarbius dalykus mūsų mąstymo kitime. Yra 2 pirmos pakopos, kurias trumpai apibūdinsiu, nes mes ten maždaug būnam labai trumpai iki paauglystės, nors 6% suaugusių iki šiol yra antrame lygyje. Kas tie 6%? Taip maždaug paskaičiuokim nuo žemės gyventojų skaičiaus, suprasit, kad turim visai nemenką dalį. Tai kalbant apie pirmą, tai yra impulsyvus mąstymas. Tai yra instinktyvieji mūsų poreikiai, tai kūdikėlio poreikiai, ar ne, kai tiesiog mes impulsyviai kažko norim ir reikalaujam. Įvairios biologinės programos. Antras, tai yra instrumentinis mąstymas. Impulsyvus niekur nedingsta, jis yra su mumis, bet prisideda dar instrumentinis mąstymas. Tai reiškia, kad mes pradedam mokytis patenkinti savo poreikius. Bazinius poreikius, dažniausiai ego poreikius. Todėl čia dar labai daug impulsyvumo. Didžioji dauguma žmonių, apie 60%, gyvena 3 mąstymo lygmenį. Sudėtingėja, reiškia, mąstymas, jame yra jau impulsyvusis, instrumentinis ir prisideda dar tas social mind, angliškai, tai yra socializuotas, suvisuomintas protas. Kas tai yra? Mes pradedam išmokti gyventi grupėse, prisitaikyti, tampam labai geri komandų nariai, norim patikti, įtikti grupiai, būti grupės dalis, ar ne? Mes išmokstam socializuotis ir prisitaikyti prie visuomenės normų. Ir čia yra labai įdomus dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, mes atsigręžtumėm į tą pačią religiją, kol mes esam vaikai, dažniausiai mes nekvestionuojam, mes priimam tai, ką mums atneša šeima, tėvai, globėjai, seneliai ir sakom, aš Rasa esu katalikė, lietuvė ir gyvenu pagal tai, kaip viskas yra pasakyta. Ir dažniausiai tai ne tik religiniai dalykai, tai yra visokie kultūriniai dalykai, kuriuose mes gyvenam ir priimam kaip savo gyvenimo dalį. Tai, kas yra tose normose, tai esu aš. Aš galiu eiti į visokius maršus, galiu demonstruoti susiliejimą su įvairiom grupėm, esu labai lojalus, labai tinkamas būti grupėje žmogus. Ir jeigu mes kalbėtumėm apie dar vieną lygį, dar aukštesnį mąstymo lygį, kas tenai yra? Tai ne aukštesnis, kompleksiškesnis, gal sudėtingesnis. Vieną dieną mes išaugame iš tų normų ir išlipam, arba neišlipam, galbūt ten ir liekam. Bet tie, kas išeina, jie gali pradėti kvestionuoti ir kelti klausimus. O tai koks mano kelias? O kas aš esu tame, ar ne? Ir čia daugiau toks yra save kuriantis protas, mes susistatome savo individualybę, savo personą, su savo nuomonėm, su savo įsivaizdavimais, ar ne, su savo siekiais. Ir galime atsiskirti nuo minios ir iš jos išėję, reflektuodami save, turėti visai kitą pasaulio suvokimą. Kas yra su tuo besikeičiančiu protu, mūsų mąstymu, tai kad yra aplinkybės nepasikeičia. Čia yra labai panašu kaip, žinot, Koperniko lūžis. Kopernikas sakė, kad Žemė yra centre ir viskas skrieja aplink Žemę.
bet suliktų atradimu, kad Saulė yra centre ir viskas skrieja aplink Saulę, kas pasikeičia? Pasikeičia mūsų mąstymas. Ne planetų trajektorijos pasikeičia, bet pasikeičia mūsų mąstymas. Tai va tas lūžis, jisai vyksta pastoviai, kai mūsų mąstymas sudėtingėja. Ir mes galim jau kurti savo kelią, savo individualų kelią. Bet tai nėra pabaiga. Kai mes turim savo kelią, pasirodo, kad mes galim išeiti į dar aukštesnį lygį, bet tai yra dar kompleksiškesnis mąstymo lygis, kuriame mes galim dirbti su prieštaravimais. Ir čia atsiskleidžia pats didžiausias grožis, kad mes galim suderinti nesuderinamus dalykus. Mes galim gyventi ir santykyje. Man gali patikti ir Jėzaus meilės pamokymai, man gali patikti ir Budos išmintis, man gali patikti šamaniška kelionė. Ir aš turiu suintegruoti savo visus šitus žinojimus į kažkokią vieną bendrą išmintį. Bet aš neinu į konfliktą, aš neinu į prieštaravimą. Taip, tai yra labai nedidelis procentas kol kas pasaulyje žmonių, tai save transformuojančio proto, bet kodėl mes turim stengti sąmoningėti ir augti, keisti savo mąstymą, nes mes turim labai daug problemų šiandieną Žemėje. Klimato kaita, karai, susvetimėjimas, atsiskyrimas, kurį inicijuoja mūsų nebrandus ego, nesuintegruotas ego. Mes užstrigę problemų sprendime. Ir Einšteinas siūlo išeiti. Sako, mes galime išspręsti tas problemas, bet mes turim mąstyti iš kito sudėtingumo mąstymo lygmens. Nes tas, kuris sukūrė problemas, jis nepajėgus išspręsti tų problemų. Ar jos būtų asmeninės, ar jos būtų globalios. Todėl mes labai dažnai susidurime su kliūtimis, kurių net pažįstam. Ir jeigu pabandyti pažiūrėti, kaip mes galim labai nesudėtingai atpažinti, kas stabdo, pavyzdžiui, jūs asmeniniam lygmenį, tai pabandykime atlikti tokį nedidelį pratimą. Įsivardinkite savo, jeigu norit, galite užsirašyti, jeigu turit kokį bloknotą ar rašiklį, o galbūt į savo telefoną ar žinutę įrašyti, ar tiesiog pagalvokit, kokio pokyčio jūs nesudėtingo asmeniniam lygmenį norėtumėt, kurio, nežinau, svajojot naujųjų metų rytą atsikėlusios. Galbūt šiaip daug kartų bandėt, bet nepavyko. Kažkas yra tokio, kad tikrai noriu pakeisti kažką, bet neišeina. Neišeina, nes tai nėra techninis kažkoks iššūkis, kur išmokus vieną ar kitą dalyką pasikeistų gyvenimas. Nes su techniniais iššūkiais mes mokam susidoroti. Jeigu man trūksta kalbos žinių, aš nueinu išmokstu kalbą. Jeigu man trūksta kažkokių kitų įgūdžių, aš galiu juos išmokti. Bet jeigu įgūdžių jau kaupimas, mokymasis nebeleidžia jums išspręsti tos susidariusios problemos, reiškia kažkur stringam kitur. Tai vadinami yra adaptyvieji iššūkiai. Tai įsivardinkite įsipareigojimą. Pavyzdžiui, koks nors, ko jūs labai norit. Tai gali būti, noriu išmokti pasakyti ne. Ar ne? Noriu pasakyti ne. Atsiprašau. Antru žingsneliu pabandykit savo pasakyti, o ką jūs darot arba nedarot, kad tas pokytis neįvyksta. Pavyzdžiui, vietoj to, kad pasakyčiau ne, aš visą laiką, čia ne apie jausmą, apie elgesį. Aš visą laiką šauku pati viską padaryti už kitus. Viską padarau, nežinau, kad taip, kaip aš padarysiu, tai bus geriau. Nes jeigu pasakysiu ne, tai trečias langelis
Mano baimė greičiausiai, kad pagalvos, kad aš esu labai nemandagi. Ar ne? Tai trečiam stulpelį mes galim įsirašyti, kad pagalvos, kad esu nemandagi. Ir paskutinė, ketvirta, tai prielaida, kuri verčia mane taip galvoti. Kas tai yra? Tai jeigu aš nemandagi, ar ne, tai kas? Kokia pati didžiausia baimė? Mane gali atstumti, manęs gali nemylėti, manęs gali nepriimti šitą konferenciją, nes aš nemandagi, aš grubi, ar ne? Nu, kažkokie va tokie dalykai. Ir čia veikia labai įdomiai. Mano akimis viskas yra sistemos. Viskas veikia sistemose. Čia lygiai ta pati sistema. Mes ją galim, čia ją pavadino Harvardo universiteto profesorius Kyganas, imunitetas pokyčiam. Tai yra kaip imuninė sistema. Jinai neįsileidžia to pirmojo svetimkūnio, to, ko jūs labai labai norit. Nes antram stulpelyje gyvenantis įsitikinimai, kad aš nemandagi, yra stipresni ir jie kaip antikūnė stumia lauk. Tai ką mes galim padaryti šitoj vietoj? Jokių būdų neišspardyti visko, ką jūs galvojat antram langelį galėtų būti, ar ne? Aš pagražinsiu, jeigu kažkas rašotės. Bet reiktų mums ieškoti saugios erdvės eksperimentui. O kas būtų, jeigu aš pasielgčiau priešingai, negu aš parašiau antram stulpelį? Ir ieškoti išeities, kur aš galiu rasti saugią vietą tam eksperimentui. Ir pabandyti vieną kartą pasakyti ne. Ir jeigu man pasakius ne, niekas nesako, kad aš nemandagi, antrą kartą randu saugią vietą, pasakau ne, irgi niekas nepasakė, kad aš nemandagi. Ir dar trečioje vietoje pabandau. Nu ir sako, oi, kaip tu čia drąsiai pasielgiai. Ir galvoju, okei, tai čia veikia, ar ne? Ir jeigu mes turim jau tą įžvalgą, kad žiūrėkit, veikia, tai galbūt laikas paleisti tą seną kažkokį darimą, nedarimą ir jūs pamatysit, kaip prielaida pradeda keistis. Ir pradedat keistis jūs. Kodėl to reikia? Todėl, kad mes visi transformuojamės įvairiais gyvenimo etapais ir mūsų transformacijos yra tiesiogiai susijusios su mūsų aplinka ir niekaip kitaip. Bet tam, kad transformuotis, mes turime visą laiką turėti galvoj, kad mes turim išspręsti prieš tai buvusius klausimus. Mes negalim šokti iš karto į dvasingumo praktikas ar į kažkokias kitokias praktikas, jeigu mes turim nepraspręstų, neįspręstų dalykų. Jeigu mums trūksta saugumo, susikurkime kažkokią tvarką. Jeigu mums baisu, susikurkime ramybę, kas tai bebūtų, pagal mūsų supratimą. Ir tada kaupkime energiją savo transformacijai. Nes mąstymo transformacija tai nėra daiktas, tai nėra objektas, tai yra procesas, tai yra kelionė. Ir keliaujame mes, jeigu tai pasižiūrėti, labai patinka ledkalnio metafora, mes iš tikrųjų turime daug žmonijos problemų ir galvojam, kad tas problemas įspręs valdžia, ten kitos šalies valdžia, nežinau, marsiečiai, dar kažkas įspręs, bet ne mes. Viskas, kas vyksta pasaulyje, prasideda mumyse. Socialinė atskirtis iššaukia karus, ekologinės problemos, klimato kaita, dvasinė atskirtis. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie lemia tai, kas dabar vyksta pasaulyje. Bet klausimas tada, tai kaip viską padaryti? Juk jūs neatsikeliat ryte ir sakot, šiandieną einu pakenkti gamtai. Nu nesakot, neturi tokio noro. Šiandieną einu pakurstysiu nesantaiką, nes man reikia karo. Irgi taip nedarot.
Bet taip atsitinka. Mes nedarom, bet vis tiek atsitinka karai, vis tiek atsitinka klimato kaita, vis tiek atsitinka, kas atsitinka. Mes turim labai sudėtingą dabar padėtį pasaulį. Nenoriu šiandien plėstis ir laikas labai riboja. Tai jeigu mes nepažvelgsim į tai kaip į sistemą, kad ledkalnio viršūnė, tai ką matom, jinai nėra pati savo viršūnė. Jinai yra tos sistemos dalių, povandeninių dalių ryšyje. Ir tam, kad mes galėtumėm daryti transformacijas tiek asmeniam gyvenime, tiek mūsų visoj planetoj, kaip sociumas, mes turim pirmiausia pažvelgti į sistemą kaip į veidrodį. Bet kad pažvelgti į pačią sistemą, mes negalim būti sistemos išoriai. Ir kaip ekspertai atsisėdę, čia blogai, čia. Ne, mes kažko nematom, yra aklosios zonos. Mes turim būti toj sistemoj. Ir tam, kad mes pajustumėm, kur yra tas lūžis arba skilimas ar kažkokia problema sistemai, mes turim nusikelti širdį. Tai yra pajauta, ko neturi dirbtinis intelektas. Nes jeigu mes liksim tik tai proto lygmenį, tai viskas, kas yra iš praeities ir yra išmokstama, jau dabar yra perimta dirbtinio intelekto. Mūsų ateities kūrimas yra susijęs su mūsų pajauta, su mūsų gebėjimu suvokti, o ką sistemoje tie elementai, tie žmonės, tie visi jaučia būdami ten. Ir kai mes grįžtam į save, prasideda mūsų vidinis keitimasis. Ir tas vidinis keitimasis daro įtaką sistemai. Taip kaip Mamontovas dainuoja. Jei nori keisti pasaulį, pirmą keisk pats save, ar ne? Tai čia sisteminio mąstymo bazė. Mes keičiamės, keičiasi mūsų aplinka. Ir dar vienas labai svarbus momentas yra drąsa. Aš kai sakau drąsa, aš girdžiu savo vardą su DR priekyje, ar ne? Daktarė Rasa Katilienė, drąsa. Man labai sunku tą žodį sakyti, bet jį kartoja jau vakar visi. Aš supratau, kad aš esu zuikis drąsuolis. Ir visą gyvenimą aš vaikštau ant tokio misterijos fascinum et tremendum. Yra toksai posakis, tai yra ir traukia, ir baisu. Jeigu jūs pajaučiat šitą liniją, kad labai traukia ir baisu, man tai pavyzdys toks yra iš vaikystės šulinys. Aš nežinau, ar dar yra šulinių Lietuvoje, bet vaikystėje būdavo. Ir aš žiūrėdavau ten į apačią. Ir tai baisu įkristi, bet taip traukia. Tiek misterijos, kažkokios nežinomybės, ar nepažįsta tą jausmą, vat baisu, bet labai traukia. Tai yra ženklas, kad mes esam ant to paribio ateities kūrimo, kur mums reikės išdrįsti, žengti į nežinomybę. Bet dar prieš žengiant noriu čia sustoti labai trumpai. Mes dažniausiai negalim patirti to momento, nes mes labai dažnai nesąmoningai būnam susitapatinę su savo jausmais arba su savo mintimis. Paprastai tariant, tai būtų, kad aš esu mano jausmas, aš esu mano mintis. Tik tai atidos pratybų dėka, nežinau, gal jūs turit kitų savo praktikų dėka, mes galim sugrįžti į tą vadinamą čia ir dabar, bet pats čia ir dabar ne apie čia ir dabar, apie tai, kad aš esu tas, kuris sąmoningas. Aš iš to sąmoningumo per savo mintis ir jausmus žiūriu į pasaulį. Ir aš esu šeimininkas, ką man daryti su savo mintim ir ką man daryti su savo jausmais. Ir iš tos pozicijos mes esam visiškai kitos kokybės ir visiškai kitame dėmesingume,
su kuriuo galime kurti ateitį. Tai grįžtant į ateities kūrimą. Vakar girdėjom daug žodžių, jūs esat kūrėjos, jūs ne aukos, jūs kūrėjos. Taip. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirmiausiai, norėdamos būti kūrėjomis, mes turim suprasti, kur mes esam šiandien. Ar tai būtų jūsų asmeninis gyvenimas, ar tai didesnė mūsų ekosistema, kurioje mes gyvenam ir visi esam jos dalis, tai sutelkti dėmesį. Būti atidžiom, sutelkti į dėmesį, į save, į sistemą, kurioje gyvenate. Ir tik tada leistis į savo giliuosius šaltinius, kas tenai yra, kas tenai tame gilyje gyvena. Pirmiausia, tai yra jūsų dvasinė atskirtis. Mano mažasis aš, mano aukštesnysis aš. Jeigu ketinimo taške jie nėra susidraugavę, jie nėra vienis, greičiausiai jau patirsite perdegimą, depresiją, nusivylimą, todėl kad mano mažasis aš, nesvarbu kokia religija, arba mes vakaruose gal daugiau naudojam, kad tai yra mūsų ribotas ego aš, ar ne, kuris turi tik praeitie sukauptą informaciją ir patirtį ir ją naudojasi. Ir mano aukštesnysis aš, kaip norit naudokit, kokį žodį naudokit, ne žodžiai lemia. Esmė yra tame, kad mano aukštesnysis aš yra potencialas, kuris yra pasiruošęs atsiskleisti ateityje. Ir jo ketinimai yra susiję su ta ateitim, kurią aš noriu kurti ir kuri negriauna ir nekenkia mano ekosistemai. Tai kalbant apie ateitį, kas yra ateitis? Aš visą laiką susierzinu per bet kokį seminarą, kai sako, parodykit, kur yra jūsų praeitis, o kur jūsų ateitis. Čia praeitis, o čia ateitis. Man taip nėra, man nesigauna, pas mane nėra tos linijos galvoj. Tai jeigu jums išeina suprasti, kur jūsų ateitis, bet daugiau apibrėžkim apie tai, kas jinai yra. Ateitis yra kuriama šią akimirką. Va dabar mes kuriam ateitį, jūs sėdite šitoje konferencijoje ir mes jau kuriam ateitį. Kiekvieną akimirką mes kuriam ateitį. Nėra ten kažkur ateities. Vizija taip, bet ateitis yra kuriama čia ir dabar. Ir kaip aš kuriu? Aš pajaučiu savo zuikio drąsuolio būseną, kad aš ant jau paribio, man jau čia baisu, man nedrąsu, bet aš jaučiu galimybių lauką. Galimybių laukas yra ateitis. Ir tame galimybių lauke, ar aš žengsiu tą žingsnį, tą lauką, va čia yra ta drąsa. Va čia yra ta drąsa, kurios reikia, apie kurią mes kalbam skirtingom kalbom, skirtingais terminais, bet tai yra įžengimas į galimybių lauką. Ir jisai mus pasitinka tik tada, jeigu aš išdrįstu žengti žingsnį. Ar ne? Čia panašiai kaip Josepho Campbello monomytė, tikriausiai žinot, herojaus kelionė, ar ne? Mes turim peržengti slenkstį, mes turim išdrįsti išeiti iš darbo, mes turim kažką pakeisti, mes turim, migruoti, emigruoti, parvažiuoti, įsiskirti, susidraugauti. Kažkokie tai dalykai, ar ne, kur mes išdrįstam. Būti mamom, gimdyti vaikus. Taigi baisus reikalas. Aš 2 vaikus pagimdžiau, aš dabar nesuprantu, kaip tai vyko. Tai yra tokia transformacija. Ačiū kūne. Bet tai buvo zuikio drąsuolio žingsniai. Tai nežinomybė, jokia mama neperduos dukrai, kaip pagimdyti vaiką. Neįmanoma. Tai va tie slenkščiai, per kuriuos mes išdrįstam peržengti, leidžia mums įeiti į galimybių lauką ir čia jau reikalinga kita mūsų mąstymo paradigmos kaita, apie kurią kalbėjom prieš tai, ir kūrybinio potencialo išlaisvinimas. Čia vyksta kūryba, mes čia statome naują. Nes labai dažnai bandom statyti naują, griaudami struktūras,
bet pasistatę naują struktūrą, matom, kad mąstymo neįvykęs pokytis nieko nekeičia. Naujas ofisas, nauji kompiuteriai, kultūra ta pati. Ar ne? Išrinkom naują partiją, gyvenimas tas pats. Bet ką, bet kokį pavyzdį paimkim, jeigu neįvyko mąstymo pokytis, galit griauti, statyti struktūras, kokias norit, mums reikia dirbti su mąstymu. Su mąstymu per atvirą protą, per atvirą širdį ir per valią, per drąsą įžengti į galimybių lauką. Kaip pasitikrinti, kas tie ketinimai? Šiandieną mes turim daug tokių klausimų, su kuriais galim padirbėti, tai nėra galutinis sąrašas, bet tai, kas dabar kyla man, su kuo aš einu miegoti kiekvieną vakarą, su kuo aš atsikeliu kiekvieną rytą. Nes aš jaučiu, kad aš dabar taip pat esu zuikio drąsuolio pozicijai. Aš vaikštau ant nežinomybės skardžio, aš nežinau, kaip tam pasaulyje toliau gyventi, jeigu mes gyvensim taip, kaip esam susikūrę. Tai yra, einam link planetos susinaikinimo. Todėl coachingas man labai padeda ir mano klientam padeda pagreitinti mąstymo pokytį. Tai yra tiesiog katalizatorius, tai viena iš priemonių, nesakau, kad jinai vienintelė ir unikali, mes turim daug praktikų, bet tai yra viena iš, kurią aš pati patyriau, kurią pati praktikuoju ir per klausimus mes skatinam vieni kitus mąstyti. Daug norėčiau pasakyti, bet laikas mano baigėsi, o čia jums yra tokia dovana. Jeigu netingėsit paskaityti, čia to, ko nepasakiau, sudėjau į saviugdos gidą, kurį jums dovanoju nuo širdies. Ir tikiuosi, kad jūs juo pasinaudosit. Man šiandieną talkino įvairūs profesoriai iš pasaulio, mano mokytojai, o mes visada galime susitikti įvairiose platformose. Nesu labai didelė turinio kūrėja, nesitikėkit iš manęs labai daug filmų ar kažkokių straipsnių, gal ateis ta diena, kai tą darysiu. Šiandieną nesakau, kad neturiu laiko, tiesiog laiką skiriu kitiem dalykam, o turinys palauks. Susitiksim kitose konferencijose arba coachingo sesijose. Ačiū Jums labai, labai gera. Ačiū, Rasa.